Aukštaitijos nacionalinio parko kalvų ir ežerų paveikslas. Vienas gražiausių vaizdų ne tik šiame nacionalinėme parke, bet ir Lietuvoje, atsiveria nuo Ladakalnio. Nuo jo matosi ne tik 7 ežerai, juos supantys miškai, tačiau ir ryškus, aukštas, stačiašlaitis Šiliniškių kalvagūbris. Ladakalnis 176 metrų aukščio virš jūros lygio iškilusi kalva, žyminti Šiliniškių gūbrio pabaigą. Ladakalnis – geomorfologinis gamtos paminklas. Centrinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje puikuojasi Baluošo ežeras su Ilgasale. Tai unikalus hidrografinis gamtos paminklas. Saloje yra ežeras, iš kurio išteka upelis. Salos paminklo plotas 6,1 hektaro. Žiūrint iš paukščio skrydžio, Ilgasalė primena mistinės būtybės galvą. Sala apaugusi 70–80 metų pušimis ir beržais. Joje auga reti augalai, įtraukti į Lietuvos raudonąją knygą. Netoliese pamatysime ir Dringio ežerą su iškyšuliais ragais. Norint pasiekti ežero vidurį, ne visada reikia valties ar gebėjimo plaukti. Į Dringio ežero centrą galima nueiti. Į jį veda vingiuotas, beveik 1,5 kilometro ilgio iškyšulys. Vieni jį vadina Dringio ragu pagal ežero vardą, kiti Siūrių ragu pagal šalia esančio kaimo pavadinimą. Šiaurinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje rasite Minčiagirę. Iš pietvakarių ją juosia ledyno pakraštyje susikrovęs Ginučių, Šeimaties, Balčių kalvagūbris, kurio viršukalvės iškilusios net iki 200 metrų aukščiau jūros lygio. Didelį plotą šiaurinėje nacionalinio parko dalyje užima ir Ažvinčių giria. Šiai bene didžiausiai Lietuvoje sengirei saugoti skirtas Ažvinčių gamtinis rezervatas. Lankytis jame negalima. Šis kelių kvadratinių kilometrų ploto miškas paliktas pačiai gamtai ramiai tvarkytis. Pietrytinėje dalyje, netoli Reškutėnų kaimo, tyvuliuoja didžiausias Aukštaitijos nacionalinio parko ežeras – Kretuonas. Jame yra 6 salos. Didžiausia jų vadinama Paukščių sala. Joje peri kirai gyvenantys kolonijomis, aptinkamos retos paukščių rūšys. Toje pačioje nacionalinio parko dalyje yra Lygumų kalva. Ši 3 ežerų supama 180 metrų virš jūros lygio siekianti plokščiakalvė yra tarsi milžiniška apžvalgos aikštelė. Nuo ant šios kalvos esančio apžvalgos bokšto visas Kretuono ežeras matosi kaip ant delno. Pietinėje nacionalinio parko dalyje teka viena švariausių Lietuvos upių – Žeimena. Žeimenos upė vadinama Aukštaitijos upių motina. Ji teka per smėlėtus pušynus, per alksniais apaugusias pelkes. Aukštaitijos nacionalinėme parke galima pamatyti, kaip senovėje derėjo ūkininkavimas su gamta. Šios veiklos rezultatas – išskirtinis gamtos ir žmogaus sukurtas kraštovaizdis. Ne be reikalo, prieš kelis dešimtmečius šis kraštas buvo pramintas Lietuvos Šveicarija.